Lazdynėliuose šalia Neries įsikūręs kvartalas Riverland žavi poilsio ir laisvalaikio zonų gausa įvairaus amžiaus gyventojams. Na, o šiandien su žaidimų ekspertais patyrinėsime net 3 čia esančias vaikų žaidimų aikšteles. Vaikai, aš noriu pasikalbėti su jumis. Ar galiu? Galiu. Kuo tu vardu? Lauris. Lauris, o kuo tu vardu? Avitalė. Ar galit man parodyti žaidimų aikštelę? Ir ką čia gero nuveikti galima? Aš žinau. Žinai ką? Na? Vienas. Kas dar? Vienas. 3. Taip. Ir opa. Oho, koks vairas. Oho. Tai tu laivo kapitonė? Tu Riverlando kapitonė, man atrodo. Ką man daryt? Mes su Lauriu galim čia daryti. Ką darom, Lauri? Kryžiuojam. Kryžiuojam, ar ne? Mes čia Ne taip, sakyk kapitonė. Gerai, sužaidžiam. Čia tikrai yra ką veikti, aš manau, į darželį net nesinori eiti, kai toks kiemas. Vaikai, galiu ir aš čiuožt? Taip. Galiu? Nebijot, aš čia sulaužysiu. Galiu, tikrai? Nu gerai, bandom. Iš piratų laivo tiesiai į mažųjų kosmonautų rengimo bazę. Vaikai, mes esame mažųjų kosmonautų rengimo bazėje. Jūs žinot, kas yra kosmonautai ar ne? Taip. Kas? Galima, tu man pasakyk, kas yra kosmonautai. Kosmonautai. Kosmonautai kas? Jinai skrido kosmosą. Lauri, kur tu? Norėtum į kosmosą nuskrist? Taip. Ką ten darytum? Ką veiktum kosmose? Valgyčiau mėnulį. Lauri, žinai kokią nors planetą ar ne? Žemė. Žemė. Kokią dar žinai? Venera. O, iš kur tu tiek daug žinai? Gal tu būsimas esi kosmonautas? Aš skaičiau enciklopedijoje. Mažieji ekspertai Lauris ir Avitalė išmano kur kas daugiau nei tik vaikiški žaidimai. Tad prieš keliaudami į 3. žaidimų aikštelę apibendrinkime pramogas Riverlande. Kas dabar labiausiai patiko aikštelėje, man pasakykit? Matai, va tas atrodo labai įdomus. Įdomus tas namelis, ar ne? Laive patiko? Viskas labai smagus. Viskas labai smagu? Taip. Jūs namo jau nenorėsit, ar ne? Aha. O vaikai, gal mes liekam čia gyventi? Taip. Riverlande vaikai tikėtina užmirš apie telefonus ir marguosius ekranus. 3. aikštelės apžvalga netrukus.